Tai antroji dalis dėl naujų prekių įkeltų į elektroninę parduotuvę www.777.lt. Sorry, man dar po Indijos labai norisi tylėti, pas mane tylos stovykla, pas mane transformacija, man labai labai sunku kalbėti, aš dabar visą savo pajėgas įjungiu, kad viską susakyčiau, žodžiu, kuo greičiau. Tai žodžiu, kas gudresnis, kas pirmesnis, tas gudresnis, keliaujate elektroninę parduotuvę, pačiam pirmam puslapį, jeigu žiūrėsite iš kompų, iš karto pamatysite visas naujienas. Jeigu ne, keliaukite į tą skirelį, kuris yra žalvario, vario papuošalai ir kita, va tam skireliai ten beveik ten viršuje, ar ne, tai išsiskiria meniu juosta, va ten rasite visas naujienas. Tai yra viskas, ką jūs rasite tenais, nesvarbu, ar tai bus žalvario ar vario skulptūros dievų, ar ne, ar tai bus žalvario ir vario papuošalai, apyrankės, žiedai yra ir vyrams. Toliau yra rudrakšos, tai yra šventas medis, ten kiekvieno produkto, kurį jūs paspausite, ten yra visi aprašymai. Yra tokių magic dalykėlių, yra tokių fantastiškų tenais dalykų, bet viskas, ką tenais rasite, ar rudrakšas, ar malo, žodžiu, viskas absoliučiai yra pagaminta rankytėmis, tai žodžiu, viskas yra natūralu ir viskas rankų darbo, va tas yra labai svarbu. Va štai čia yra irgi šventas tulsi medis, kuris yra ir gydomasis, tai su juo galite ir medituoti, ir melstis, ir nešioti dėl sveikatos, dėl kitų dalykų, viską pasiskaitysite. Va štai čia irgi yra tulsi medis, bet jisai matote toksai beveik ne, va čia tai jūs yra, nulupta žievelė, o va čia tai netokia visiškai su žievelė, natūralūs dalykai, ar ne? Irgi viskas rankų darbus yra gydantis, juos galėsite pakvepinti netgi savo eteriniais aliejais ir tai yra viskas rankų darbo. Tai va, tai yra nerealus kaifas, nerealus grožis. Tai čia dar labai mažai ką aš užsidėjau, čia yra mano, savo kažką irgi pasilikau. Tai žodžiu, visi žiedeliai, visos skulptūrėlės, rudrakšos, tai yra Šyvos šventoje, ar ne, mūsų dievo Šyvos būtent medis, ar ne, ir va, tas rudrakšos, ten tokie rudi, palauk, dabar neužsidėjau ant rankų, irgi yra, ir vėrinukas yra su rudrakšomis, ir su tulsi šventuoju medžiu, ir apyrankės yra, ir vario žiedai, ir vario apyrankės, va to eisiu sukelsiu, pabaigsiu, tada sukelsiu dievukus. Čia yra kurieji, ar ne, mūsų kūrybos, įkvėpimo, muzikos deivė. Tai yra viena iš dievų savybių, funkcijų, ar ne, vat, kurią jūs norite pastiprinti, galbūt kūrybiškumą. Tai žodžiu, visas naujienas jūs rasite, viskas yra rankų darbo, visko yra nedaug. Ir kai kurie, netgi nors dar nepasakiau, kad aš jau vakar naktį kėliu